Varlė.lt, kai reikia kainos ir patarimo. Pavasario pradžią Apple pasitiko pristatydama naujausios kartos MacBook Air nešiojamą kompiuterį. Naujasis lengvas kompiuteris gavo naujausią M3 lustą. Prie jo galima prijungti 2 išorinius ekranus, o mūsų rinkoje jis debiutuoja už prieinamesnę kainą nei prieš tai jo pirmtakas. Galima teigti, kad pirmasis MacBook Air su Apple Silicon procesoriumi M1 pakeitė kompiuterių rinkos žaidimų taisyklles. Nešiojamas kompiuteris, kurio kaina prilygsta vidutiniai konkurentų kainai, gali pasiūlyti našumą, vertą itin pažangių darbo stočių. Nenuostabu, kad iki šiol Apple nešiojami kompiuteriai išlieka vienu pirmųjų ne tik verslo, bet ir kūrybinių profesijų darbuotojų dirbančių fotografijos ir vaizdo įrašų srityje pasirinkimų. Naujosius Apple nešiojamų kompiuterių modelius galima įsigyti su 13 ir 15 colių ekranais. Kalbant apie techninės specifikacijas, čia iš pirmo žvilgsnio nėra nieko revoliucinio. Tačiau patobulinimai gali būti labai svarbus daugeliui naudotojų ir tokie išties yra. Pagrindinės specifikacijos, lyginant su ankstesnės kartos modeliu, nedaug, bet reikšmingai pasikeitė. 2024 m. MacBook Air bazinėje konfiguracijoje yra 8 branduoliai CPU, 8 branduoliai GPU ir 8 GB RAM. Tačiau dabar viskas paremta naujausiu M3 lustu, kuris gamintojo teigimu yra maždaug 1,6 karto našesnis nei modeliai su M1 lustu. Taip pat yra aparatinis Ray Tracing spartinimas, kuris tikrai bus palankiai įvertintas tų naudotojų, kurie nori naudoti kompiuterį žaidimams ar 3D grafikos kūrimui. Nors tikslių detalių palyginimų su M2 gamintojas nepateikia, tačiau bet kuriuo atveju naujasis modelis tampa vis patrauklesnis tiems, kurie nerimavo, kad MacBook Air bazinių specifikacijų gali nepakakti. O jei norėtumėte daugiau, taip pat galima rinktis versijas su 10 branduolių grafiniu procesoriumi ir 16 GB operatyviosios atminties, tiek 13, tiek 15 colių ekranų įstrižainės variantuose. Be to turime naujausią Wi-Fi 6E ryšio standartą ir galimybę prijungti 2 išorinius monitorius, o tai ypač patiks tiems, kurie norėtų MacBook Air kompiuterio dėka sukurti patogią vaizdo redagavimo ar grafikos projektavimo stotį. Kalbant apie integruotą ekraną, tai vis dar tas pats 10 bitų puikus Liquid Retina skydelis su 2560 prie 1664 pikselių skiriamąją geba ir maksimaliu 500 nitų ryškumu. Reikėtų paminėti, kad MacBook Air su M3 lustu pasitelkia dirbtinį intelektą, kad su Neural Engine gale padarytų dar daugiau. Tai leidžia naudotis išmaniosiomis macOS funkcijomis, kurios padeda užtikrinti produktyvumą ir kūrybiškumą. Pavyzdžiui, išplėstinėmis kameros funkcijomis, kalbos konvertavimu į tekstą realiuoju laiku ir vaizdo analizę. Turėdami prieigą prie gausios programų su pažangiomis dirbtinio intelekto funkcijomis ekosistemos, naudotojai gali atlikti įvairius veiksmus. Nuo namų darbų tikrinimo su dirbtinio intelekto matematikos pagalbos įrankiu GoodNotes iki automatinio nuotraukų retušavimo Pixelmator Pro ir fono triukšmo šalinimo iš vaizdo įrašų redaguojamų CapCut. M3 lusto dėka prie naujojo MacBook Air vienu metu galima prijungti 2 išorinius ekranus. Verta paminėti, kad ši funkcija veikia tik tada, kai MacBook Air M3 dangtelis uždarytas. Tai reiškia, kad negalite prie jo prijungti 2 monitorių ir toliau naudoti įmontuojamąjį kaip trečiąjį ekraną. Galiausiai teks atsisakyti vieno iš jų. Tačiau reikėtų paminėti, kad galima prijungti net 6K monitorius, o tokia kokybė tikrai kol kas reta. Apple teigimu MacBook Air M3 gali veikti nuo 15 iki 18 valandų, neprijungus įrenginio prie įkrovimo. Ir tai užtikrina didelį patogumą naudotis įrenginiu, nes nereikia dažnai ieškoti maitinimo lizdo. Tačiau svarbu paminėti, kad tikrasis realus autonominio veikimo laikas priklauso nuo jūsų naudojimosi tipo ir įpročių. Vaizdo konferencijos tapo įprastas, kone kasdienis būdas daugelių žmonių bendrauti su kolegomis darbe. Tik kai kurių žmonių nešiojamuose kompiuteriuose įrengti mikrofonai buvo ar tebėra tiesiog siaubingi. Todėl kompiuterių savininkai kelia tam tikrus reikalavimus balso kokybei. Ir čia svarbu paminėti, kad MacBook Air M2 naudoja 3 mikrofonus, kad pagerintų šią kokybę, o MacBook Air M3 modelyje jie buvo patobulinti ir papildyti balso izoliavimo režimu bei plačiu spektru. Šios funkcijos nuo iOS 16.4 įdiegtos iPhone ir leidžia pirmojų atveju išjungti visus nereikalingus triukšmus, o įjungus platųjį spektrą priešingai girdėti viską, kas vyksta aplinkui. Svarbu paminėti, kad MacBook Air M3 gavo Wi-Fi 6E palaikymą. Pagrindinė
Pagrindinis jo privalumas – didelė duomenų perdavimo sparta. Idealiomis sąlygomis suderinimu maršrutizatoriumi galima pasiekti iki 10,8 GB per sekundę greitį. Palyginimui, Wi-Fi 6 tuo pačiu metu suteikia iki 9,6 GB per sekundę spartą. Tai nėra didelis skirtumas, tačiau, kai skaičiuojamos sekundės, jis gali būti labai reikšmingas. Paskutinis MacBook Air M3 ir MacBook Air M2 skirtumas yra jo dizainas. Ir jei pažvelgsite į kompiuterių dizainą, nerasite nieko naujo. Turime reikalų su tomis pačiomis pamėgtomis stilingomis korpuso spalvomis Silver, Starlight, Space Gray ir Midnight. Svarbus patobulinimas kalbant apie dizainą yra tas, kad MacBook Air M3 modelyje gamintojas įsprendė liekančių pirštų atspaudų ant korpuso problemą. Pridėjusi anoduotą sandariklį, bendrovė sumažino ant nešiojamojo kompiuterio liekančių pirštų atspaudų skaičių. Visiškai jų atsikratyti žinoma nepavyks, tačiau net ir jų sumažinimas nedžiuginti negali. Tiesa, kalbant apie dizaino konstrukciją, reikėtų paminėti, kad naujasis MacBook Air yra pirmasis Apple gaminys, kurio gamyboje naudota 50% perdirbtų medžiagų. Nešiojamasis kompiuteris yra itin lengvas ir sveria vos nuo 240 g 13 colių modelis ir vos nuo 510 g 15 colių įstrižainės modelis. Reikėtų pasakyti, kad šių metų MacBook Air M3 ne tik atrodo nuostabiai, bet ir veikia nepriekaištingai. Šis kompiuteris yra pasiruošęs bet kokiems iššūkams, o ką jau kalbėti apie sklandų, visų įprastų ir darbui reikalingų programų veikimą. Naudotis juo tikras malonumas. Varlė.lt, kai reikia kainos ir patarimo.